teisė iš kombainą. Tai ko pagaliau pradėjau savo jau skolti. Tai pradedam nuo šeiminių kveitrugio. Tai kad į pavasarį tikėjaus. Bus geras 5-6 tonus iš hektarų čia. Kiti gal vis liet, kad per lėtą važiuoju, bet žinau, kad greitis pats tas dabar yra. Nes bandžiau biškį, nes masės daug, bandžiau greičiau pavaryti, išsyk užkėšą pobūgnį. Tai geriau šitą neskubant varysas. Kovai pas mūsų didysis lietus, 100 mm buvo iškritin per parą. Tai kažkaip keista pas mons, kur vismet pelkį ir kažkodėl sausa. Važiavau kitin pakolti aplink, tai ten daug drėgniau. O čia kažką aplink ir miestą ir dėtus neįsusoka javų niekad. Bet pasisek šįsyk. Nurata aplinko lauką ir pelns bunkeris. O į bunkerį telpa apie 2 tonas. Priekį matavau apie 15% jau. Yra kveitruk dar apie 25 tonus. Kažkur apie 40 tonų prisikūlį. 15 tonų jau išvežiau. Kadangi, kaip matėt, piliau išvežiavimo grūdus į savivartį. Nes Telšiaus elevatorius nepriėm kveitruk dabar. Į meižių rapsų, tik kveičius. Tai gavau samdyti į savivartį, kad išvežtų į Agro koncerną į Rušienus. Pirmie atgal atsoms gauna 100 km, tai neapsimok man į su Belarus čia lakstyti. Paskaičiavau, kad geriau išeina nusamdyti kažkokį su vilkiuku, kad išvežtų ir viskas. Na, žyrinę taip nepasisekė kveitrugiam. Iš po didžiojo lietaus, kad suvol privolyti visi. Tai vos bent paimti. Kederį laikau beveik šiems jau nuleidęs. Aš čia prikėlęs, kad akmenų negaudytų. Tai visą laiką, kad jį pakelėje dar. Tai dar kažkiek užliauž, tai žirniam pakelėjų. Dar šitą su lėktuva su šiemis atsikelonus. Bet jau ne kažkas šį metų žiūri. Realiai, kad tik už metų ne kažkas sonas yra. Realiai tik tas kokius porą metų su normalia kūlį suteptai aš šernanūknis arba vietras lytus ant stovoliai ir viskas. Vienintelis geras pliusas iš žirnių yra tik tai, kad labai geras priešsilis gauna šeiminiam javam. Nu va, biški dar pasikulės. Dar vienas bunkeriuks pelns.
Iš tol gal nesimat. Ne, turėtų matytis. Tai tokie jau porvieneniai. Jau ne kažkas iš anų. O dar kiek žolės yra nusi. Čia taip nesimat, kits kur kuliau į dažolėtesnį. Kaip lipėka pelna, visokių nesąmonį pelna. Tai reksamzu jau būtina valyti, kitą apsušus, o niek šiandien išvestat nebebus. Tai va šitas matos, manau, kapsugulinį ir ne visai tragedija ein paimti, bet jau dainos ilginėms gaunas tuiks kolti. Nes vienur šitą įdą normaliai iškelien, kitur išves ir sugulien. Tai tu jau neapsisteng grondyti, nes paskiau kokį nors akmenį rysas, tik tas bedų bus iš patuokį žyrnį kūlim. Pirmasis išvalų maišas. Dabar parodysiu tiems, kam kyl klausimas, ką palata lenkišką orinį. Tai va šitas, kiek išvalų padarom. Žirniams idealus dalyks yra. Išvalyti žirnį. Atrodo žymiai švariau, kad buvo. Tik tai, kur matos, jau taška ten yra pelioškas. Tai prisidauginsiu sieklanų. Tai reiks vaizėti, gal kokiem gyvulininkam parduoti žirnį, ar kam daryti. Nes elevatorių irgi už peliuškus tai jau nuskaits. Šiais metais. Pagaliau įvyko žirnių nubaigtovis. Šį metą bus viskas sonas. Tai jei apibendrinant žirnius, tai iš 8,5 hektarų kažkur išėjo tik tas 8-9 tonų žirnių. Tai, kitaip sakant, ne biznis. Vienintelė nauda tik tas tai, kad geras priešisėlis žemynį ir azotą pakaupi, kuris laiką daugmaž toną derliaus dadeda. Bet man rodos, kad jau laiks sonas atsisveikinti. Nes teik ilga šitas dėlą nuvargti, kolti, tokį sugolus dar gali akmenų prigaudyti, kombainą sugadinti. Tai nesąmonė ir čia. Reiks mąstyti apie kokius nors kitus azotų kaupiančius augalus. Ir atsisveikinti su žirnės. Tai kon, šiam sykiu teik. Dėkau, kad žiūrėjot.
Jei jau patiek video, paspauskit like, paspauskit subscribe. Jei norit ko nors paklausti, parašykit komentarą. Nu ir susimatysim kitus video. Iki.